Tai Valentinai, noriu paklausti iš pradžių apie šitą jūsų įrenginį, kurį atsivežėt pas mane. Aš turiu Kas juos tai yra? du. Tai yra du arbatiniai. Mhm. Jie yra metaliniai su dviem sienomis ir dviem dugnais ir jie išlaiko ilgai šilumą. Tai aš juos turiu du. Vienas stovi pas mane ant stalo namuose, o visą kitą, o šitą vežiojuosi, jeigu važiuoju ar į Vilnių, ar į kokią ilgesnę kelionę kažkur spektaklį statyti, ar ką, tada visą laiką pasiemu šitą, arba į užsienį, kai važiuoju, irgi būtinai pasiemu, tai užsipliko gerai. Ir arbatą savo pasiemu visada. O kokią arbatą geriat? Paprasta, ta kaip jinai tokia, Juoda? juoda iš dėžių, ten tokia, bet be jokių kvapų, be jokių tokia natūrali juoda arbata. Tai vat juoda. O kavos? Ne. Kavą geriu, taip, bet kavą geriu dieną. Matai, kava yra, jinai intonizuoja nervingai, jinai tave padaro tokiu labai išdirgintą, tu pasidarai labai išdirgintas, tu būni energingas, bet ta energija tokia eina su nervų presu tokiu, o arbata jin tave taip, tu skrendi nuo jos, tu pakyli ir skrendi ir jinai tave taip kelia iš lėto ir pakelia. Aš tą išmokau iš Masiulio amžinatilsį. Jis gerdavo tokį rytais. Aš irgi atsikeliu 4, va šiandien atsikėliau 4 ir išgėriau tokį didelį, paskui kažką užkandu. O šiaip visą laiką ritualas yra nuo jos, nuo arbatos stiprios. Pradžioj pykina, kai tu stiprią arbatą geri. Jin tave pykina, nes skrandis nepriima, bet paskui, kai pranta skrandis, būna viskas labai gerai. Tai va tokie vat mano ritualai rytiniai su šita, ją pirkau Austrijoj. Ir tuos du tuos viską perku ypatingai po du, kad vieną žinau, ar pamesiu, sudaužysiu. Jeigu daiktas patinka, perku du megztinius, 2 kelnes. Batų tik neperku 2. O Austrijoje pirkote, kad čia Tomo Bernaro aura būtų kažkokia? Ne, čia pirkau, kad paprasčiausiai radau tokį įdomų tą tokį arbatinį, jisai man labai patiko. O jūs, Supratau, kad bus labai geras. o jūs visada keliatės 4 ryto, ne? 4, 5. O kaip einat miegoti? Kaip- Spektakliai juk ilgai vyksta. Jo, tai vis tiek atsikeliu 4, 5 ir važiuoju tada į Klaipėdą arba kažką darau, arba skaitau, arba kažkokią higieną skaitai. Dabar ta higiena, kai jau būni senas, tai užtrunka jinai ilgiau. Ja, tik tai žiūri, palauk, kaip čia taip praėjo pusvalandis, praėjo 40 minučių. Makiažą nespėjot pasidaryti? Ne, makiažo ne, gal dar nedarau, bet ta prasme, viskas atrodo sulėtėję. O tai kiek valandų miego jums reikia? Miegu labai ilgai, jeigu aš gaunu, pavyzdžiui, pareinu, galiu atsigulti ir kokią 7 ir 6 ir tada jau miegu iki 4, o galiu būti ir 12 ir 1 irgi miegu iki 4 ir po 5. Tai toks tas pats. Ir jūs dabar atvažiavote iš Klaipėdos, Taip, tiesiai pas mane, ane? taip. Ir dabar rytoj vaidinsite Raudoną jaunimo teatre. Tai norėjau jūsų paklausti apie tą tokį tikrai fenomeną, mano akimis žiūrint, nes aš teatre, tiesiog nesu mačiusi tokio dalyko, kad jūs ateinate prieš 4 ar 5 valandas į spektaklį, o kai vaidinate Kristiano Lupos Užburtą kalną, tai netgi sakėt, kad 6 ryto atėjot į spektaklį jau vienas pabūti, ne, kai visiškai nieko nėra, dar tuščia scena. Ne tik prieš Lupą, išskyrus Raudoną, kadangi jis jau labai jau taip giliai manyje taip sėdi, tai tekstą pasikartoju iš vakaro, kažką dienos metu galiu dar pažiūrėti į tą tekstą, o šiaip į visus spektaklius aš ateinu dabar šitam etape savo gyvenimo, ateinu 6 ryto visada ir praeinu vienas tuščioj scenoj, praeinu visą tekstą, visus monologus, visas mizanscenas prisimenu. Tiesiog tai yra ritualas. Ir tada vakare ateinu jau prieš 2-3 valandas prieš spektaklį, nes ateiti iš gatvės yra neįmanoma. Arba reikia turbūt genijum kokio, aš nežinau, bet
Man reikia didelio laiko, kad tu patektum į tą personažo pasaulį, į jo tas mintis, į jo emocijas, į jo. Nes čia man to reikia, kažkas galbūt genialus, gal ar kaip, tada gali greitai, man reikia, aš mėgstu tiesiog būt. Tai vat būnu toj erdvėj ir man labai gerai. O jūs, kai ateinat į teatrą 6 ryto, na, jau įsijaučiat ane į vaidmenį, tada išeina iš teatro iki spektaklio Valentinas Masalskis ar jau personažas? Ne, aš neįsijaučiu. 6 ryto aš paprastai stengiuosi prisiminti visas detales ir atrast kažką naujo. Nes visą laiką kai vaidini spektaklį, turi kažką pridėti vos naujo. Nes tada kitaip, nu, vat mažytį kažką va tokį nedidelį, ar tai tą vietą perskaitai įdomiau, kitaip suvaidinsiu, ar kažką dar to nepastebėjau, tą dar atliksiu. Ir kažką naujo pridedi prie savo vaidmens ir tada jisai tampa šviežias. Bet čia būna tik tai mano toksai prisilietimas prie vaidmens, sakykime, aš jau pradedu jį pripratinti prie savęs. Tada einu pavalgau, paguliu, pailsio kūnas, nes tu išeini į kovą, taip kaip kovotojas eina į ringą, taip tu išeini į kovą su publika. Ir publika yra visada vampyras, jie iš tavęs geria viską, o tu atiduodi. Ir tu esi donoras. Ir ką tu atiduodi? Tu atiduodi ne tekstą, tu atiduodi emocijos. Ir tu ją dalini ir daliniesi su juo. Tai teatras yra pasidalinimo vieta, pasidalinimo emocijų pasidalinimo vieta. Ir jie sako, o gerai vaidina arba blogai, jeigu jis kažką gavo iš to. Nes jam kažką aš turiu primint. Mes tie patys esame instrumentai. Žmonės visi mes esame vieni ir tie patys instrumentai. Ir tas instrumentas, kuris ant scenos, jis turi suvirpinti sėdinčių salėje. Aš kažkada dariau tokį eksperimentą, kadangi vaidyba yra obertonais, yra virštoniais. Ir aš dariau tokį eksperimentą su Mindaugu Bačkum, violončelistu. Aš paprašiau, kad jis pastatėm vieną violončelę toliau, o kitą jisai užgrojo, braukė per stygą su smičium ir kitą violončelę pradėjo styga virpėt, ta pati, kuri yra virpačia. Ir reiškia, eina viskas virštoniais, jinai per orą gauna tą obertoną. Ir aktoriai yra vaidina obertonais, o kadangi, kai jau žmonės suprato, kad tai yra kažkokiu būdu kitokiu veikia, ne žodžiais, ne informacija veikia į publiką. Jie tą suprato, jie pradėjo labai šlykščiai intonuoti. Jie pradėjo su protu kurti tokius melodramatinius obertonus. Pavyzdžiui, jeigu yra žodis aš myliu tave, tai jie pradėjo vaidinti aš myliu tave. Jeigu aš prašytą nekenčiu, tai aš nekenčiu. Darydavo, pradėjo vaidinti obertonus, bet jis tuščias viduj. Ir tada tokia iškamša nieko nejaudina. Tie obertonai tiesiog jie turi nesigirdėti, jie yra tavo širdį, tavo viduj ir jie veikia visai dar kitaip. Nu, taip kaip meilė, susitinki su žmogum ir išsimyli žmogų ir tu nežinai, abudu virpate ir nežinai kodėl. Kalbat, lyg atrodo, jūs kalbat, ar gersi kavą, ar negersi. Kaip tau sekėsi kelionė. Ar kaip tau patinka šitas miestas. Bet abudu virpa. Yra jaudulį ir tai mes tik po to suprantam, kad tai yra meilė. Matai, vaidyba yra labai įdomus dalykas. Tu išsišauki emociją, pavyzdžiui, tekstas, kurį tu kalbi, jis gali netitikti visai tavo emocinę. Jis turi atitikti pagal emociją, bet iš kur ta emocija atsirado? O čia yra ta aktoriaus paslaptis. Tu gali išsakyti baisius dalykus žmonėms į veidą. Tu gali kalbėti piktą monologą, o gali kalbėti labai apie tave žeidžiančius gyvenime dalykus ir tada jisai suskamba. Taip ir apie tą meilę. Tu kalbi apie buvusią meilę, ar kokią, ar esamą, bet tu kalbi, o žodžiais, taip, žodžiai eina teatro, spektaklio žodžiai. Bet jausmas yra išsišaukimas iš buvusio tavo gyvenimo. Nes jeigu tu negyvensi, tu nieko negali suvaidinti.
Na jo, kaip sakė Markesas, ane, kad reikia gyventi taip, kad turėtum ką papasakoti. Turbūt taip, teisingai, arba turbūt jo išgyvent pirmiausia. Ir Mm. daug atvejų būna, jeigu aš matau, kad ar studentai įsimylėję, pavyzdžiui, vieną dabar šitam periodum turiu vieną aktorę, studentę, kuri įsimylėjusi. Ir jinai yra pilna. Ir iš jos prašai padaryti kažkokiu tai kitokių emocijų, jinai negali. Ir aš suprantu, ir aš atleidžiu. Aš ją atleidžiu nuo šitų emocijų, nes jinai pilna stiklinė, pilna, tu negali jos pripilti kito skysčio. Ir Mm. kada jinai atsitrauks nuo jos, kada jinai nusės, tas visas vanduo arba kažkiek pagurus, tada jin galės pradėti vaidinti kažką kitą. O kaip jūs po spektaklių atsitraukiat nuo to vaidmens? Ar jis lieka dar su jumis, ar jūs išeinate iš teatro ir jau? Mm, Jeigu tu namo parneši neigiamas emocijas, jeigu jis neėjo, parneši teigiamas, jeigu jis įėjo spektaklis dabar. O anksčiau aš negalėdavau išeiti iš personažo emocijos, aš jį turėdavau kažkokiu būdu iškratyti iš savęs, nemokėjau kitaip, tik tai alkoholio pagalba. Ir tada aš nemiegodavau visai, negalėdavau užmigt. Ir kad O, galėčiau užmigt, tai gerdavau, tada išgerdavau, kad galėčiau užmigt. Ir tas buvo blogai. Bet dabar paskui su amžium kažkaip tai tas praėjo ir jau dabar gali. aš prieš mūsų susitikimą pažiūrėjau Raudonmečio rojų. Jūs atsimenat tą filmą? Sakėt, jūs jo nežiūrėjot. Jo, tai yra tiesa. Aš žiūrėjau pirmą seriją ir Mm. penktą, nes mane domino tokia pradžia, bet aš nemačiau jo, nes tai yra labai daug klaidų, kurios mane dirgina, erzina techninės klaidos, mano vaidybos klaidos, aš blogai vaidinau, aš matau, ką aš blogai dariau. Šis kinas yra, negali nieko pakartoti ir jeigu režisierius montažo keliu, jeigu yra medžiaga tokia, kad jis gali tave apgauti kaip aktorių, iš tavęs išprašyti kažką, tai montažo keliu. Iš daugelio dublių, iš daugelio rakursų, montavimų montuodamas vieną su kitu. Jeigu jis tave kaip aktorių apgauna, režisierius, tai dar kada tu žiūri kaip į svetimą žmogų, kuris, aha, gerai elgėsi ant scenos. Bet iš Mm. principo tai yra kančia žiūrėti. Aš, pavyzdžiui, nemokėjau nei nuotraukų žiūrėti pradžioje, nei filmų savo. Dabar jau kažkaip pradedu, bet interviu negaliu skaityti jokių savo. Negaliu šito, vat, ką mes dabar filmuojam, žiūrėti, nežiūrėsiu, nieką tai negaliu žiūrėti. Nežiūriu nieko, neskaitau, nes man tai atrodo, kad kalba kažkoks plevėsa, kažkoks neįdomus žmogus, kažkoks išsiblaškęs, kažkoks be jokio tikslo, jis toksai, nu, labai neįdomus žmogus, labai durnas. O jūs a, labai kreipiate dėmesį, aš pastebėjau, į būtent meno pasaulį, ane? Vat būtent Bernaras, kad jūs domina, dabar sakėte senieji meistrai jūsų akiratyje. Raudona, Markas Rotko ir Bernhardas, jo. Bernhardas. Jo. Mhm. O kodėl būtent vizualinis menas? Jūs kažką susijęs su juo kada nors buvote? Su Bernhardu? Ar kaip su senais? Su menu, su vaizduojamuoju menu, paveikslais, tapyba. Ne, jie yra, kaip ir muzika, yra mūsų papildinys. Tai yra ta pati emocinė informacija, kurią tu gauni iš meno. Menas yra emocinė informacija. Tu gauni iš knygų emocinę informaciją. Knygos mums patinka tos, kurios mūsų sujaudina. Spektakliai mums patinka, kurie mūsų jaudina. Kinas mums patinka, kada mes apsiverkiam, kada mūsų jaudina, kada mes kažką išgyvenam. Taip ir vaizduojami menai ir muzika, jinai mūsų jaudina ir tu verki. Pavyzdžiui, aš visą laiką, žinai, įdomus dalykas, kada orkestras arba kvartetas arba kvintetas groja ką nors labai gražaus ir aš būnu koncerte, aš pradedu dažnai labai džiaugiuosi ir kartais pradedu net verkti iš džiaugsmo. Ir dėl vieno paprasto dalyko, nes išvis menas yra tai, ko gyvenime mes trokštam, bet jo nerandam.
Ir kada visas orkestras arba kvartetas pradeda grot, paklūsta muzikos melodijai, kada visas orkestras paklūsta dirigento lazdeliai, kada visi žino, ką jie groja, šitas gausus būrys žmonių, kada jie žino, kad toj vietoje darys pauzę, akcentą. Tai yra taip gražu, kad jie visi paklūsta kažkokiam tai dėsniui, kaip bitė savo avily. Ir tada aš pradedu iš tos harmonijos verkt, nes gyvenime jos nėra. Gyvenimas mus labai gražiai apgauna, mes susikuriam, bet jis mus apgauna. Jis mus palieka nuošaly, o tas retenybės, tos harmonijos, to grožio, to netikėtumo, to, ko mes trokštam, kad visi galėtume kažką vienu metu patikėt ir padaryt. Net bažnyčioj to negali pajaust, nes daugelis žmonių ateina iš įpratimo į bažnyčią, ateina. Ne visi paklūsta dvasiniai susirišimui su kažkokia transcendencija, bet matai, kad kažkas žiūrinėja kaimyną, kažkas krapšto nosį, kažkas galvoja apie savo buitinius rūpesčius. O čia orkestre, tu pirmą kartą pamatai tą visi, kada jie visi paklūsta vienam dėsniui. O tas dėsnis yra ta muzika, tas kompozitorių natos parašytos. Ir jie tiki jomis visi, nes kitaip būtų neišgautum harmonijos. Ir va tada, man atrodo, įvyksta tas didysis stebuklas ir tu pradedi verkt nuo to džiaugsmo, kurį tu matai, nes jo gyvenime tu nerandi. Tiesiog nerandi. Jo nėra. Gali paklust du žmonės, kai pradeda kurt šeimą, jie pradeda norėt vaiko, jie kažkiek paklūsta, paskui išsiderina. Būna laimė, kad paklūsta, kad išgyvena, bet kad dauguma žmonių, kad visi pavyzdžiui, teatras įkurdamas, tu supranti, kad jis gali augt tik tai 10 metų. Ir tai yra tokie dėsniai, čia tiesiog yra dėsniai. Jis 10 metų auga, o po to jis pabyra. Nes žmonės negali ilgai taip tikėti, jos kažkas tikėjęs, kad gaus kažkokį didelį vaidmenį, paskui negauna jo. Kažkas susirūpina vaikais, kažkas butų, kažkas su buitiniais reikalais, kažkas savo malonumo pradeda ieškoti. Ir tada, reiškia, tas teatras ir sustingsta. Ir vėl reikia ateiti naujo kažkokio tai impulso, kad jisai vėl sužadintų juos ir vėl jis jie patikėtų tuo, ko nėra gyvenime. Tai vat, man jeigu kalbėti apie meną, kurį tu kalbėjai apie kitokį vizualų ar muzikinį meną, tai va turbūt taip. O kaip Markas Rotko atėjo į jūsų gyvenimą? Rotko atėjo, aš nei dailininko nepažinojau, nei Logano žinojau, yra kaip dramaturgo. Ir jį man parodė, užrodė Liuga, Audronis Liuga, kuris sako, gal norėtum tokią pastatyti pjesę. Ir man jisai padarė milžinišką įspūdį. Važiavau tada į Paryžių, dabar jau neseniai, prieš 2 metus važiavau žiūrėti jo vieną didžiausių parodų, kurias buvo atvežta į Paryžių. Bet jau čia po to, kai pastačiau, o šiaip aš stačiau ne patį Rotko, dariau apie save, apie menininką, apie mokytoją, apie tėvą, apie draugą. Ir spektaklis ne apie Rotko, spektaklis yra apie jauną žmogų, kuris kaip tapti menininku, tai yra 5 paveikslai, supažindinantis jauną menininką, kas yra pirmas paveikslas - intelektualumas, antras paveikslas - kas yra spalva, kas yra materija, trečias paveikslas reiškia, kas yra emocija, kad menininkas privalo būti emocionalus. Ketvirtas yra pozicija ir 5 išėjimas. Tai tokie 5, mano tokie, aš taip supratau, taip dariau apie jauną žmogų, kuris ateina į meno sferą, bet ne apie Rotko. Rotko nesikeičia. Jis nesikeičia galbūt jo pagalba to jauno žmogaus, jis pradeda galvoti kitaip.
apie save ir apie meną susidūrė su jaunu, talentingu žmogumi, kuris reiklus, nes Rotko jau nebereiklus. Senatvė yra labai atlaidi, o jaunystė yra labai reikli ir reikalaujanti daug iš savęs ir iš kitų. Jinai yra egoistinė, egocentristinė, bet jinai yra reikli. O senas žmogus yra jau atlaidus. Mm. Sau ir kitiems. Va, tai turbūt taip galėčiau pasakyti. O jūs turite kažkokių savo repertuare spektaklių, kurie jums tokie sunkūs yra, kad jūs jų labai nelaukiate? Pavyzdžiui, vat, žiūrit, kad, vat, pavyzdžiui, poryt bus tas spektaklis ir jūs galvojat, kaip čia tas laikas Ne, išsitęs. visų galiu laukti, bet turiu dabar Tolstojaus Išpažintį, kuriuose vaidinu 20 žmonių, kurią norėjau pastatyti nuo pat vaikystės. Ne vaikystės, jaunystės. Perskaičiau Tolstojaus Išpažintį ir eseistiką čia yra. Ir aš labai galvoju, kai pasensiu, pastatysiu. Ir Paulius Pinigis, režisierius, su manim pastatėme Kuliuose 20 žmonių. Ir toks yra įdomus spektaklis mūsų tokiai naujoje Virenėje, kurią turėsim remontuoti. Va, ir tai to aš laukiu jo, bet labai ruošiuosi ilgai ir taip pat ruošiuosi Rotko, nes jisai man labai sunkus, emociškai sunkus susitikimas su žiūrovu, nes tu turi tą žiūrovą apvaisint. Ir atsiskaitimas prie žiūrovo, tai vat, sakykime, ir tu esi vienas, faktiškai mes dviesis, kai tu vaidini vienas, tai yra visa atsakomybė tau. Ir kitose spektakliuose padeda kolegos, padeda kitos scenos. O čia tu dviese mes išeinam ir niekur mes nedingstam, mes abudu ant scenos. Aš dar išeinu, o Donatas Želvys net neišeina, jis visą laiką būna tas 1,5 valandos ant scenos. Tai tu tiesiog tam ruošiesi tam susitikimui su žiūrovu, nes tu nežinai, koks jis ateis. Tu nežinai žiūrovo, tu turi jį apvaisint, tą žiūrovą apvaisint to mintim, kuriomis gyvenai, turi įtikint, kad tai yra svarbiausia dabar. Nes žiūrovas ateina su įvairiais rūpesčiais, su įvairiom problemom, kurios jį slegia, kurios jį kamuoja ir jas reikia išblaškyti ir sukaupti į vieną tikslą. Tai turbūt taip. Tai tokie, sakyčiau, tokie dabar 2 spektakliai, tokie sunkus man. Barbarai, tokie galbūt sunkus fiziškai. Aš vat ir norėjau klausti Bet apie barbarus. jis toks fiziškai daugiau sunkus, galbūt fiziškai, nes tu ten būni tas visas valandas, bet, nu jo, priklauso nuo tavęs, bet jis man kažkodėl jis netoks intensyvus kaip šitie 2. Nes šitie 2 yra labai emocionalūs ir labai, matai, Barbarai jis toks ištemptas, o čia tu labai sukauptas tas 1,5 valandos, tu būni vienoje energijoje, ne savo energijoje, visiškai nebuitinė energijoje, tu neturi buitinės energijos visai. Tu negali niekur net atsipūst, nebent kaip persirenginiai. O kalbant apie barbarus, aš va dabar dariau interviu su Rūta Jonikaitė ir mes kalbėjome apie Chromą, kurioje jinai vaidina, tai jis sakė, kad jai tai yra labai labai sudėtingas spektaklis vien dėl to, kad jai reikia ten nusirengti ir jinai būna visiškai nuoga scenoje. Rūta Jonikaitė yra jauna aktorė, 25 metai. Žinau. Jo, ir kaip... Labai gera aktorė, Jo, labai puikiai. įdomi man, labai kruopšti, labai įdomi. Ir aš mačiau, kaip jinai ruošiasi, kaip jinai už kulisų ruošia, man to patiko. Taip. O kaip jums barbaruose, tas nuogumas visas jūsų netrikdo, jūs ne... Nu, aš esu nusisukęs. Plius aš visą laiką nuogumą pripažįstu, kai jis yra prasmingas nuogumas. Ir kai jisai slepiamas, tas nuogumas, kaip pavyzdžiui, tu persirengi ir slepi arba užsidedi rūbus panašius į nuogumo ir slepi, tada jisai darosi,
atsiskleidžia teatro užkulisiai žiūrovui. Bet toks nuogumas, koks yra Barbarose, kada aš išlipu iš vonios ir persirengiu, man jisai yra priimtinas. Man nepriimtina daugiau galbūt Barbarose senio šlykščios scenos su jauna mergaitė, kuri ateina pas jį į vonę. Tas šlykštumas man nepriimtinas, bet aš suprantu, kad režisierius to nori ir aš tą darau. Man buvo nepriimtinas, kai jis paprašė, kad aš finalinėj scenoj nuogas lakstyčiau ir mane kankintų nuogą. Tai aš pasakiau, kad atsisakau dėl to, kad, sakau, tai bus paprasčiausiai triukas, kuris visi ateis žiūrėti Masalskio, kuris tam nusirenginėja arba nuogas. Tai sakau, man čia tokio nereikia ir aš atsisakiau šito daryti, nors jis labai norėjo. Bet mane tam spektaklį daugiau labai nervuoja kartais brutalumas, kuris yra visiškai nepagrįstas. Jo yra perkrautas, jis toks klišinis, vulgarus. Jis man tokio tiesiog būna, nors atrodo sukuriamos lyg meninės, bet tokios. Man kartais jame yra daug klišių, kurios yra tokios šabloniškos klišės, kaip panašiai kaip ant tvoros užrašyti žodžiai šlykštus, kokie nors būna užrašyti ant tvoros. Tai man kartais būna tokios, šitam spektakliui yra tokių klišių. Tai vat aš taip galvočiau apie šitą spektaklį. O ten yra labai daug gražių dalykų. Bet jie neatsveria to brutalumo, kuris garsumo, šlykštumo, kankinimo žiūrovo akise. Ir pavyzdžiui, kas įdomiausia, kai paklausi žmonių jaunų, kas jūs dirgina, tai įdomiausia tai, kad jos dirgina šito seno žmogaus kankinimas paskutiniai scenoj. Lakstamas ir baisiausia, aprengimas tuo patinuku. Jiem pasirodo baisiai šlykštu ir baisiai atstumiančiu, antiestetišku, tai kažkas žiauriau negu būtų kraujas ant scenos arba. Tai vat, kalbant apie nuogumą ir apie išvis mes turim, aš manau, kartais jame man trūksta labai daug selekcijos, man trūksta režisūrinės selekcijos, trūksta minties selekcijos. Jeigu kalbėt apie Barbarus. Bet aš esu aktorius, aš turiu išpildyti tai, ką prašo režisierius ir viskas, o šiaip stengies ginčyti, stengies kažką sakyti, bet tai yra dalykai, kuriuos tu nepriimi kaip menininkas. Ir jeigu būtų pasiūlymas dabar daryti tokį dar kartą panašų, tai aš atsakyčiau, nes jau dabar žinau, kas laukia. Aš tada dar vis tikėjausi, kad mes kažkaip kitaip. Visą laiką tikiesi, viliesi, galvoji, kad jeigu patenki į blogą scenarijų kine, tu galvoji, kad išgelbės kažkas kito arba mes jį pakeisim. Bet jeigu blogas scenarijus, tai ir blogas bus kinas. Tai čia yra dabar jau tą suprantu ir tada atsisakau. Nes per ilgą laiką supranti, kad jeigu scenarijus yra lėkštas, banalus, neįdomus, tai ir nebus įdomus kinas. Jis negali pakeisti to. Jo, aš atsimenu apie nuogumą kalbant, tai pirmą kartą turbūt aš mačiau Kristiano Lupos personą Marilyn, kai aktorė tiesiog stovėjo prieš žiūrovus visiškai nuoga ir jinai taip virpėjo vaidindama ir visą tai atrodė taip tikroviška. Ir aš atsimenu, kad tada pagalvojau, wow, ta prasme, kaip tai yra pateisinama ir kaip tai yra, va taip reikia. Nes dabar, kiek aš pastebiu, ypač tie jaunesnės kartos režisieriai, jie labai mėgsta nurengti aktorius. Ir aktoriai dabar mėgsta patys nusirengti. Aš, pavyzdžiui, pastebėjau, kad jie labai jaučia malonumą. Jiem atrodo, kad tai yra ta vieta, kur jie gali nebijoti savo kūno deformacijų, kurios jiems gyvenime atrodo neįdomios, negražios. Jie galbūt gyvenime, kam rūbas reikalingas? Paslėpti savo išvaizdą paslėpti. Tam rūbas reikalingas. Bet ne tam, kad, jie labai maloniai nusirenginėja, aš pajutau, kad jie labai tikrai džiaugiasi. Jo ir jie įdomus tada jaučiasi, nes parodysiu kažką to, ko nieks, aš ant scenos, nuogas, mane tai tas džiugina, tai labai juokina,
Nes iš vis, nu, jie nesivaržo, iš vis atėjo laisva karta, kuri nesivaržo nieko ir iš vis gyvename epochoje, kur egoizmas tiek yra peržengęs visas ribas, toks narcisizmas aplinkui. Iš principo yra du gundimai. Vienas yra, jeigu skaitai filosofiją šių dienų filosofus, sociologus, psichologus, visi kalba apie vieną medalio pusę ir ta medalio pusė yra tarnystė kitam. Pamiršti save ir tarnauti kitam. Tai yra viena medalio pusė. O visas medija, įrankiai, kurie mums duodami, Facebookai, tie visi Facebookai, tie visi, reiškia, Instagramos, tos visos selfiai, foto, filmuotos medžiagos. Jos kalba, kad didink savo narcisizmą ir kalbėk tik apie save, rūpinkis tik savimi. Tai vat, ir man tai patinka, kad tokios labai aiškios dvi pusės. Ir kokią tu pasirinksi. Tas gyvenimas, kada jis aiškus, vat, kai dabar žiema šalta ir tu apsirengi paltą, tu niekur neišeisi kitaip. Tai šitas kraštutinumas šalčio, jis duoda taisyklės. Gyvenimas visą laiką duoda taisyklės. Ir vat, kada yra dvi pusės, tu pasirink. Pavyzdžiui, tu gali bambėti, gali sakyti, kad neparsiduokit. Bet jis sako, man taip nebus. Pabandyk. Ir paskui jis po kiek laiko prieina prie tavęs ir sako, žinote, aš be reikalo nuėjau į televiziją, aš nepasiruošęs buvau. Sakau, tai palauk, bet tugi tą žinojai. Kodėl tu tai? Čia dabar man teisins. Tu pasirinkai, tau. Žmogus turi pasirinkti. Man labai patinka Kolumbero pasakymas, kad laisvės mes turim tik tiek, va tokią akimirką, kada mes pasirenkam tarp šito arba šito, tarp taip ir ne. Ir ta akimirka trunka labai labai trumpą dalyką. Kai tu vagi, tai tu ilgai stovi per pauzę ir žiūri rimta ar ne, paskui paimi labai greitai. Ir jau viskas, tu vagis. O ta akimirka, kada tu apsisprendi, ir yra ta akimirka laisvės tavo. O paskui tu jau tarnauji vagystį arba tarnauji laisvai, kurią tu savo vertybėje. Tai va dabar tas gyvenimas labai įdomiai padalintas. Dvi pusės ir labai aiškios. Aiškiau negali būti. Visa filosofija, kurią aš dabar skaitau, moderniųjų, visi kalba tik apie kitą. Tai labai daug krikščionybės joje. Nu, ne tai žodžiais, kitais. Bet labai daug krikščionybės. Kitas. Silpnesnis. Padėk jam. Ir iš vis pamirš save. Tarnauk jam. Tarnystė. O kita pusė – aš. Aš begaliniai didelis. Begaliniai viskas man. Malonumai. Net moteris man reikalinga. Man. O ne šeimai, ne mums. Tai va turbūt taip, žinai. Ir kaip tu į tą užduotį atlieki, taip. Tą gyvenimo užduotį, kaip tu atliksi, pasirinksi. Arba tą pusę ar tą. Tai man tas kraštutinumas jis labai aiškus. Ir tą, jeigu vaikam, jeigu jis gali, kažkas sako, nu ne, man taip nebus. Nebus, nu pabandyk. O kokia jūsų užduotis kaip aktoriaus? Mano užduotis, kaip kalbėjau, mano užduotis pirmiausiai tarnauti tai medžiagai, kurią pasiūlė dramaturgas, pabandyti, jeigu mane tos temos jaudina, kurias kalba dramaturgas, jas perduoti žiūrovui ir kuo įtaigiau jas perduoti, kad jį sujaudint, kad jis patikėtų, kad jis... Mano užduotis yra paprasta. Menininkas yra kaip šventikas, sakykime taip trumpai. Jeigu tu esi labai linksma ir labai džiaugiesi šitų gyvenimu, tai mano užduotis tave truputėlį nuliūdinti ir pakalbėti tavo apie būtį.
Jeigu tu labai jau linksma, Mhm. tai primint tau, kad yra mirtis, kad yra atsakomybė, yra tokio. Jeigu tu labai liūdna, mano užduotis tave pradžiuginti. Pat suteikti tau viltį gyvenime, kad tu turėtum vilties. Bet visada yra viltis. Menininkas kalba apie viltį, apie netgi mirtį yra viltis, nes mes nežinom, kas ten yra. Mes jas praversim tas duris ir nežinom, kas ten O bus. kaip jūs galvojat, kas ten yra? Aš net negalvoju, nes aš žinau, kad man to nereikia galvoti. Tegul jie galvoja, ta prasme, tie, kurie už durų, ką aš čia blogai darau, ką, bet aš manau, kad taip lengvai mes neįsisuksim. Aš nemanau, kad reiškia, kad tas barbaras, kuris Ukrainos bučėje išžagino mergaitę arba nužudė prie mamos mergaitę arba perpjovė, jeigu žiauriai kalbant, perpjovė jai pilvų. Aš nemanau, kad jisai, arba tas pats Putinas, aš nemanau, kad jis mirs taip ramiai, kaip Einšteinas. Arba kaip Bernhardas. Arba kaip Giotė. Nemanau, kad jo laukia toks pat likimas. Jeigu toks pat, tada aš tos neteisybės nenorėčiau matyti. Vis dėlto aš galvoju, kad ta neteisybė turėtų išsirišti kažkokiu tai būdu. Mūsų tos, čia kažkoks tas visas mūsų gyvenimo išbandymas, kuris mums paskirtas. Jeigu taip, tai tada labai liūdna, tada nėra vilties. Aš galvoju, kad viltis yra, kad negali abudu taip vienodai mirt. Nes tada tas, kuris kalbamas, tie, kurie nežino, bet jie labai aiškiai kalba, mes nieko nebus, po to mes miegosim, mūsų nebebus, jie taip drąsiai kalba. Galbūt, tas manęs visai nedomina. Aš galvoju, kad atskaitos taškas už tų uždarų durų, kurias mes praversim, nes nieks negrįžo, iš ten nieks nepasakė. Ir manau, kad jisai yra. Ir jeigu jo nebūtų, būtų didžiulė netiesa. O jūs prisimenat, kaip jūs apskritai pagalvojote, kad norėtumėte vaidinti scenoje? Ar jūs buvote dar vaikas, ar jau paauglys, ar iš kur visa tai atėjo? Jūs gimėte Kaune, ne, tai ar jūs vaikystėje, pavyzdžiui, ėjote į teatrą, ar galbūt pažinojote kažkokius aktorius? Ar jūsų tėvai galbūt susiję su meno pasauliu? Mano tėvai darbininkai ir jie niekad nėjo į teatrą. Mhm. Teatrą jie pamatė, kada aš juos pakviečiau į savo spektaklį, tėvą, mamą, amžinatilsius. O susidūrimas turbūt buvo tai, kad 6 metų perskaitęs Grybų karą Marcinkevičiaus Justino, aš jį tuoj pat išmokau atmintinai ir pagalvojau, kad labai galėsiu padaryti balsus, tempus ir pašiepti tą pasaulį, tuos žmonės, kuriuos aš matau. Per tų grybų charakterius aš galėsiu truputėlį pasišaipyti iš to, ką aš matau gyvenime. Ir aš mačiau ir pasipūtimą Palėpės, mačiau ir Baravyko pasipūtimą. Tarp tų žmonių, tarp tų 6 metų. Ir tie balsai buvo iš ten. Mačiau ir Babausį tenais tarp mūsų, mačiau ir Lepšį, Bailį, mačiau ir pasipūtusius narcizus raudonikius, mačiau ir mišką, gamtą, kuris ošia ir sako taip. Ten taip ir tas taip aš padariau tuos juos. Ir visada per Velykas, per Kalėdas, per šventės skaitydavau ir visi labai tos balsais juokdavosi, kai sakydavo, kas ten iš to vaiko bus. O paskui, kada užaugau, aš jį rašiau 23 metų, tą plokštelį rašiau, kaip tas vaikas pasakė, tais pačiais balsais, tais pačiais pauzėm, viską tą patį dariau, nieko nesugalvojau naujo. Ir dabar senatvėje rašiau dar antrą kartą tą Grybų karą su jaunimo teatro, Klaipėdos jaunimo teatro aktoriais, kurie dainuoja už kadro ir pastatėm tą patį spektaklį.
man atrodo, kad vaikas mato nuo pat vaikystės, arba tu pamatai, koks tas neteisingas pasaulis ir tu nori jį truputėlį pakeist, pagerint, arba tu jo nematai iki pat mirties. Ir nuo vaikystės prasideda tavo kelionė, ta Jobo drama su šitu pasauliu. Aš taip įsivaizduoju, aš kitaip neįsivaizduoju. Tai dėl to va, turbūt nuo čia prasidėjo mano ta karjera ir tada, ir aš ją tarp kitko suprasdavau kaip kažkokią, tai aš ateidavau, ten ant kėdės mane pastato, aš sudeklamuoju, tos balsus padarau, tos tempus, tos viską tą suvaidinu. Jie juokiasi, aš man labai suprantu, kad jie juokiasi ir labai matau, kad jie laimingi. Ir aš supratau, ir vėl einu žaisti, sakau, gerai, tai aš einu žaisti. Bet aš supratau, kad aš padariau kažką laimingo. O dabar buvo laimingas, kelias akimirkas jie užsimiršo. Jie užsimiršo, kad jie turi rūpesčius ir jie buvo laimingi. Ir kada mane pakvietė į konkursą paskaityti šitą eilėraštį, aš jau buvau mokykloje, nežinau, 9 klasė, nežinau, ar ten 5 klasė, gal 6, gal 7, net nežinau. Mane pakvietė, reiškia, mokykloje paskaitytą į konkursą miesto skaitovų. Ir aš atėjau ir sėdė komisija, aš pradėjau viską tą Grybų karas vaidinti. Ir žiūriu, jie nesijuokia visai, jie tokie labai rimti, tokie. Ir aš sakydamas tą Grybų karą supratau, kad jie yra nelaisvi, kad jie sustingę, jie netikri žmonės. Tikra komisija, ne, ir turi būti. Aš nebuvau matęs komisijos, aš pamačiau tik dabar tada. Ir aš nieko negavau iš tos komisijos, ten jiem ir jokių prizų, bet aš supratau, kad čia yra nesąmonė. Ir tada, kai man duodavo kokius nors apdovanojimus, aš laikai jos nekreipdavau jokio dėmesio, absoliučiai jokio. Ir iki šiol taip? Iki šiol aš juos niekinu. Visus apdovanoju, jo visus ir premijas, ir tuos, kurios tau įteikė. Aš žinau, kad tai yra kažkiek joje nuoširdumo, labai nedaug, gal 3, 4, 10%. Visa kita yra politika, išskaičiavimai, padalinimai, pažintys, klasteriai, daugelis visokių dalykų. Taip, kad čia ne tik taip, bet viskas sueina. Neapykanta personaliai tau arba kitam. Ir žinau, aš netikiu nei vieno šito apdovanojimo. Jie gerai, kad jie yra, fainai. Gerai ir pinigus, kuriuos tu gauni, bet jie tavo gyvenimo nepakeis ir jie nepridės ir jie tau neišgelbės tavęs, ne laivas, su kuriuo tu plauksi visą gyvenimą. Ir jeigu tu to patiki, tai tu labai nukentėsi. Ir man teko matyti tokių aktorių, kurios gavo kryžius, jaunos būdamos gavo kryžius ir staigiai po to nieks jų nemato, niekam jos nereikalingos. O jos patikėjo, kad mane dabar pažins. Nes kai tu suvaidini pirmą kartą teatre, kokį nors vaidmenį, tu išeini į Laisvės alėją, aš atsimenu, Kaune suvaidinau, išėjau į Laisvės alėją ir galvoju, o ta kepėja, bulkutės, kur aš perku pas ją parduotuvėje, tai turbūt, jūs neįsivaizduojat, jūs turbūt matėt mane, bet nematėt, kepė bulkutės. Jūs jau išėjo tą šlovę, ne, kažkaip taip pasisekė. Tu galvoji, visi turėtų dabar tave atpažinti, tu turi būti, tave ta banga jau dabar neša, bet bobutė, kuri kaime augina salotas, ir sako, vaikeli, nežinau, kas tu toks. Nes nežiūri televizoriaus, einu į bažnyčią. Tokia, žinai, atsiranda, čia tas tokius. Tu tą turi pamatyti, pastebėti. Tai va, turbūt nuo to mano kelionė prasidėjo, žinai, kaip tu klausi nuo ko, tai turbūt nuo to Grybų karo ir jinai dabar sakau, ir dabar pernai ir užpernai rašiau dar kartą. Jo, tu labai įdomiai, kai būni jaunas, tu galvoji, labai daug būna to pasiryžimo nustebinti visą pasaulį, o paskui tu sendamas tu pradedi galvoti apie tai, kad tu artėjai labai su tai žmonėm, kurie gatvėje, kurie sėdi salėje. Tu labai artėjai prie jų skonio. Nes pradedi suprast, kad, kadangi tu kalbėjai apie tą nuogumą, tu pradedi suprast daug, kad visa tai yra mada, triukai, kurie turi tam tikrą poveikį, tam tikrai rūšiai žmonių, bet ne amžinybei. Neturi poveikio amžinam gyvenimui, amžinybei.
O mokykloj mokydamasis jūs visą laiką galvojot, kad stosite į aktorinį, jokių ten kitų opcijų neturėjot? Jo, mokykloje galvojau apie tai, jo, galvojau jau nuo kokios 9 klasės pradėjau intensyviai, nuo 8 ir stojau, dėl to į sustiprintą matematiką įstojau ir galvoju, jeigu manęs ten per 3 kartus nepriims, tada aš jau išnaudosiu tą sustiprintą matematiką. Bet iš vis Mhm. mokyklą aš mokiausi tik tai ją. Mokiausi todėl, kad man atrodė, kad vyresniem reikia tos mokyklos, o ne vaikam. Aš galvojau, kad jos man nereiks to, ką aš mokaus. Dėl to labai buvo daug padaryta iš mano pusės klaidų arba aš tuo nepatikėjau. Galvojau, kad reikia būt tą mokyklą. Ir daug ką galėjau išmokti, bet kaip ir visi vaikai, paskui gailėjau. Tai va turbūt tiek. O įstojot iš pirmo karto? Jo. O kas buvo kurso vadovas? Buvo Mikštaitė, buvo Savickaitė, buvo Gintas Žilys amžinatelis, visi trys jau amžinatelis. Buvo Nataša Ogai, Tomo Venclovo žmona, kuri irgi labai daug davė man. Dabar Amerikoje gyvena ir stato kažką, buvo atvažiavusi Šiauliuose, pastatė spektaklį. Buvo amžinatelis Lapėnas, daug tokių buvo praėję tokių. Bet mokytis irgi pradėjau atėjęs į teatrą. Į patį, kai atėjau į teatrą, tai senieji meistrai man labai padėjo. Tai buvo senieji meistrai, tai buvo Zelčius, Genys, Voščikas, Staliliūnaitė, Baukaitė, daug žmonių, kurie padėjo man. Kurauskas, kuris eidavo, su manim keliavom, ilgai keliavom gatvėmis, ėjom pėsčiomis ir aš jam kalbėjau, kaip aš vaidinčiau Makbetą ir jisai klausė to durno jauno žmogaus. Labai daug davė pasitikėjimo savim, jis klausė, jam įdomu buvo. Kurauskas buvo neįtikėtinas. Paskui, aišku, taip pat Karka, Šulgaitė. Miltinis, kuris niekada nebuvau su juo susidūręs, bet jis man buvo kaip kelrodis kažkoks tai žvaigždė. Padėjo Babkauskas amžinatelis, su kuriuo niekad nemačiau, bet tai buvo mano mokytojas ir dabar aš darau ir jiem darau tam tikrus triukus, kuriuos jisai išmokė mane per kiną daryti ir siūlau studentams, kaip padaryti tą patį siūlau. Studentams ir savo, ir pats darau, ir jiems siūlom aktoriams siūlau. Babkausko metodikos, tokius tam tikrus triukus. O koks jūsų pirmas vaidmuo buvo, atsimenate? Teatre? Buvo Lopšinė, aš ten Jonas Vaitkus pastatė spektaklį. Lopšinė armėniška ir aš ten vaidinau Artašes. Paskui vaidinau, antras buvo Ūbas, vaidinau mažą paukščiuką, be žodžių. Ir visą spektaklį tokį vedžiau garsus jo, dariau tokius viską ir tas labai kažkaip įstrigo man ir visi kažkaip labai, visiems irgi jis patiko. Paskui prasidėjo sunkus darbai, paskutinieji, Kaligula, prasidėjo Pamišėlio užrašai, tai prasidėjo Strindbergas, Milašius, Vėlinės, Mickevičius. Tai tokios, visi tokie vaidmenys, kurie sutinku žmonių, kurie kartais sako, aš mačiau tavo Kaligulą ir taip būna nustembu, nes jam iki šiol yra kažkas tokio palikę. O jūs turėjote tada kažkokią svajonę vaidinti būtent toje scenoje? Tarkim, nacionalinės scenos, ne? Aš iš vis baigęs nenorėjau niekur eiti. Norėjau išeiti iš vis iš teatro. 3 dieną atėjau į Kauną ir pasakiau Vaitkui, kad išeinu. Jis paklausė, kur, sakau, nežinau. Sako, kodėl, sakau, man atrodo, kad teatre nebėra meninių problemų. Jie kalba apie kas ką pirko, kas kur važiuos. Ir nieks nekalba, aš galvoju, kad jie visi kalba apie kažkokias meninės problemas. Ir tada Vaitkus sako, pasilik, kažką padarysim. Ir tada taip ir likau.
Tai buvo tokie vat pirmieji jo paskatinami žodžiai, kurie mane paliko turbūt ilgam teatre. Mhm. Štai turėčiau būti dėkingas Vaitkui. Kad jis sustabdė tą jauną žmogų, maksimalistą, kuris nenorėjo pasiduot rutinai. Aš atsimenu, buvo labai labai seniai, gal aš dar mokykloje net mokiausi, net nepamenu, kada tai buvo kažkoks tai straipsnis apie jūs laikraštyje, dar Mhm. popieriniame, ir jo pavadinimas buvo Pauzė. Ir jūs ten pasakojot apie tą laikotarpį, kai jūs nieko nevaidinot. Tai buvo kažkoks toks jūsų kaip gyvenimo pauzė nuo teatro. Buvo toks periodas, buvo toksai įdomus dalykas, kai aš irgi jau suvaidinęs tos sunkius vaidmenis, va tą Kaligulą ir visus ten kitus, aš norėjau išeiti ir išvažiuoti iš vis mes teatrą. Mm. Ir tada susiradau kaimą, kur buvo Vaižgantas, ten prie Svėdasų ir, ir norėjau, tiesiog jau sutariau su kolūkio pirmininku, kad važiuosiu ir pradėsiu dirbti čia kažkur ten kultūros centre, kažkokiu tai administratorium, galvojau, galėsiu supažindinti tos kaimo žmonės su kultūra, atvežti savo draugų, pažįsti. Aš jau filmavaus tada labai daug. Ir jie atsisakė, nes jie įsigando, gavau laišką iš jų tokį, kad šiuo metu mums reikalingi chorvedžiai, akordeonistai. Jie matyti įsigando, nes tada rašė ir laikraščiai, ir rašė apie mane kaip apie perspektyvų kažkokį tai menininką. Ir dabar staigiai tas žmogus bėga į kaimą. Ir tada galėjo galbūt įsigando, kad gali būti labai surištas su saugumu. Nes tada buvo ir disidentų paradai milžiniški. Aš tarp kitko buvau ne komjaunuolis ir net ne komjaunuolis nei mokykloje, nei. Taip pat bendravau su Paberžės klebonu, tėvu Stanislovu, taip pat bendravau su visais kunigais, tai kalbėdavau labai drąsiai. Galbūt jie to įsigando taip ir tada mane sustabdė toksai profesorius Ilginis. Jis buvo technikas ir jis priėjo prie manęs ir sako, Valentinai, girdėjau, kad tu nori išvažiuoti į kaimą. Sakau, jo. Sako, tu neturi teisės. Sako, aš pavargau. Aš sakau, pavargau, nebenoriu. Sako, tu neturi teisės pavargti. Sakau, kodėl? Aš pavargau. Ne, sako, tu neturi teisės pjauti tai, ką tau davė Dievas, gamta ir tu sako, kiekvieną vakarą neidealizuok kaimo. Sako, kiekvieną vakarą išeini ir prieš tave atsistoja 600, 500, 400, 300 žmonių, kurie laukia susitikimo ir kurias tu gali kažką tai jiems pasakyti. Ir galbūt išgirs nedaug, bet tu kažką sakai. O kaime tu galbūt vieną, du žmonės atvesi į tą kažkokį doros kelią, bet tu nebandyk, neidealizuok jo. Ir tu turi tarnaut. Ir va tai buvo pirmieji žodžiai apie tarnystę, kad turi negalvoti apie tai, kad apie save, apie savo pavargimą, apie savo, tai va čia tą, ką kalba šios dienos filosofija, kita, apie tarnystę kitam, bet ne apie save. Tai va jau tą aš išgirdau tada, būdamas jaunas, man buvo 29 metai. Mm. Ir nuo tada kažkas tokio įvyko ir tada grįžau su mintim. Ir netgi kai išėjau iš teatro, dramos teatro, aš pradėjau kurti kitą teatrą, nepriklausomą teatrą. Išėjau iš fabriko ir norėjau nebūti fabrike, meno fabrike. Galvojau, taip menas, teatras man tada buvo kaip meno fabrikas. Ir kai mes tapom nepriklausomi, mes visi staigiai galvom, kad galim viską pakeisti iš karto. Ir tada aš išėjau ir pradėjau kurti savo teatrą su savo draugų būriu. Ir taip prasidėjo mano tokia autonominė kelionė į tą pasaulį, šitą meną. Į etatą nenorėtumėt grįžti, ne, kaip suprantu. Ne, aš esu etate, aš esu profesoriaus etate. Bet ta prasme į teatrą grįžti į etatą nenorėtumėt. Ne, aš dabar net negaliu, nes aš turiu jau etatą. Kaip po dėstytojo, kaip po pedagogo etatą. Ir dabar net negaliu grįžti. O tai man atrodo, tai neturi esmės didelis. Dabar man tai, bet dabar aš jau senas, man nereikia grįžti niekur, man jau reikia išeiti greičiau iš to ir duoti kelią jauniems.
Bet jūs dabar visiškai laisvas pasirinkti vaidmenis, ane? Tai aš buvau visą laiką aš niekad nevaidinau tam, aš visą laiką, aš iškart atėjęs, tarp kitko galiu pasakyti, kad atėjęs atsisakiau 2 pagrindinių vaidmenų ir už tai gavau 2 griežtus papeikimus. Tik atėjęs į teatrą. Teatras yra toks, kokį mes susikuriame. Jame yra labai daug, kaip sakau, yra 2 pusės. Yra vienoj pusėje yra labai daug išdavystės, apkalbų, tingėjimo, parsidavimo. Galim sakyt, ko tu nori, tu šlykščiausia. O kitoj pusėj yra teatras, kuriame yra labai daug meilės, labai daug atsakomybės, labai daug pasiaukojimo, labai daug. Ir kurią tu pasirenki. Ir aš dirbau visą laiką toj pusės teatre. Aš niekad nedirbau tam teatre. Aš Mm. niekad nevaidinau dėl pinigų, stengiausi nevaidinti. Galbūt kine patikėdavau, kad galima dar kažką padaryti, važiuodavau taip į tos didelius Rusijos arba Belarusijos arba Lenkijos filmus. O šiaip aš dariau tai, ką visada norėjau ir atsisakydavau ir pradėjau tą nuo pat pirmo žingsnio, kaip sakiau, kad po to aš gavau, ten atsimenu, vienam spektaklį, iškart pirmą pagrindinį vaidmenį, sakau, ne, man jis neįdomus, aš nevaidinsiu. Ir gavau griežtą papeikimą, o tada 3 papeikimai tave išmeta iš teatro, o jau turėjau 2. Taip kad, bet nebijojau išeit. Sistema turi nepajust, kad tu jos bijai. Mhm. Tu jai gali tarnaut sistemai visai, bet nereikia jos bijot, reikia sakyt, kad bet kada aš laisvas atsisveikint su jumis. Tai va tas ir tada tu susikuri teatrą, kuriame tu dirbi. Ir teatras, kokį tu susikursi, aš ir studentams sakau, teatras toks, kokiam jūs tarnausit. Jeigu tu gali atsisakyti, pavyzdžiui, man liepė bėgiot nuogam, bet aš atsakiau, ne. Mhm. Ir viskas. Jeigu būtų reikalavęs, sakyčiau, tai padaryk pats ir išeičiau. Nu ir viskas, nu taip, to negali būti tada. Nu tai toks, sakykim, toks Mm. pasakymas. O jeigu jums reikėtų pasirinkti kinas arba teatras? O aišku, teatras. Tai čia kinas tai yra. Kinas, jie yra yra labai skirti. Pavyzdžiui, kinas man daug davė lokacijų, susipažinimą su kitais žmonėmis, bet tai yra įspūdžiai. Tai yra, kinas yra taip, kaip užsienis, į kurį mes nuvažiuojam ir mus visus stebina, kaip jie valgo, kaip jie užsieniečiai, kaip jie atrodo, kokie jie linksmi, kokie jie nuostabūs ir visi grįždami mes sakom, kaip žinai, kaip fainai to Ispanijai, kaip Italijai ir jie nemato kasdienių rūpesčių tų žmonių. Jie mato tik tą viršutinę pusę. Ir dėl to kinas yra ta kelionė, ta visa grožį, aš filmuoju, trumpai viskas, taip atrodo. O teatras yra tas, iš ko tu gauni, tai yra tas gyvenimas, iš ko tu daraisi pats, tu tobulėjai. Teatras yra tas ilgas ištvermės, tas maratonas, kurį tu bėgi. O kinas yra trumpalaikės distancijos, po 100 metrų bėgimas, 50 metrų peršokimas į tolį per trumpą. Tai kinas yra, bet jis duoda, tu kine duodi, tu atsiskaitai tą, ką tu ieškojai teatre. Ir ką tu suradai teatre, tu tiesiog pateiki kine kaip projekte. Tu padarai, tu reikalingas kaip vaizdas ir turi būti teisingas. Ir dėl to, pavyzdžiui, amerikiečių aktoriai kaip Hekmanas arba Hoffmanas arba Al Pacino, jie turi savo teatrus, jie po filmų grįžta į savo mažąjį Brodvėjo teatrą ir vaidina ten spektaklius, kuriuose jie bręsta, kuriuose jie ieško savyje kažkokių stygų virpesių kitų. Turbūt pedagogika tą patį padeda padaryti labai, tas irgi yra, žinai, kada tu padedi kitiems, tu stengiasi irgi, tai turbūt taip. O kinas yra žaidimas, fainas yra, bet labai sunku, iš vis 8 valandas 12 atidirbti kine yra, jeigu pagrindiniam vaidmenį dabar viskas suspausta ir tu neturi jokių pauzių. Pamaina yra baisiai sunki. Baisiai sunki. Nekalbu apie tekstą, bet yra baisiai sunku kine vaidinti. Dėl to, kai sako, kad ten moka didelis pinigus, taip yra. Jeigu moka, reiškia, yra turbūt iš tavęs reikalaus.
Dabar vaidinau dviejose tokius viename pagrindinė, kitam gal mažesnį, bet nualina labai, nesuspaudžia dabar, kadangi viskas yra pasidarę kaip amerikietiškam kine, viskas labai svarbu ir pinigai, tai tempas minutė į minutę labai reikia būti pasiruošusiam ir ten nėra, kine nieks neieško, kine filmuoja, kine negali ieškoti. Kine jau tu atiduodi, ką tu esi atradęs. O jūsų, pavyzdžiui, tas teatro efemeriškumas niekada negąsdina, kad jūs, tarkim, vat, kažkokį spektaklį visiškai idealiai suvaidinat ir jums nebūna gaila, kad daugiau niekas nepamatys, kad pamatė tik tiek žiūrovų, kiek pamatė. Nes vis tiek kinas tai jis yra, nu jau, tai jau yra. O teatras Ne, atėjo. negąsdina dėl to, kad viskas yra efemeriška. Mes su tavim dabar kalbam ir tuoj pat sekanti minutė bus visai kitokia. Ir tai, ką mes su tavim kalbėjom, jau buvo. Netgi nuotrauka keičiasi, netgi kinas keičiasi. Viskas yra efemeriška, todėl ir menas yra labai socialus, jis yra dailės menas tampa antikvaru, muzika tampa antikvarinė, nes jin reikalauja šitą už langų gyvenantis, va šitą kultūrą, kurioje dabar mes visi gyvenam. Karta šitą reikalauja kažko kito, kitos formos, nors kalba apie tą patį, bet reikalauja kitokių formų. Ir dėl to efemeriška ir aš ir visai kažkas labai sako, kad oi, kaip. Aišku, galiu tau pasakyti, tokį vienas buvo Olivier, toks buvo vienas geriausių anglų aktorių. Ir jisai tai tikrai iš tikrųjų buvo labai didelis aktorius. Ir jau ten žvaigždės skaitėsi Anglijoje, Olivier. Ir jisai po vieno spektaklio, kada jis suvaidino Karalių Lyrą labai gerai, jis išėjo ir pradėjo verkti ir daužyti visą grimo kambarį. Ir visi atbėgę pradėjo sakyti, maestro, bet jūs labai gražiai vaidinote. Ir jis verkė ir sako, taip, sako, aš žinau, kad aš gerai vaidinu, aš žinau tą, bet aš žinau, kad aš taip nepakartosiu, kad daugiau aš taip nesuvaidinsiu kaip šiandien. Jums tai būna? Ne, taip, kad aš tiek pergyvenčiau dėl to akimirkų, ne. Jos buvo ir aš jas labai gerai prisimenu, kažkaip nejaučiu sentimentam tam, kas buvo. Iš vis dabar perskaičiau čia galbūt jauniems žmonėms, kurie eina tik dabar. Perskaičiau pas Bertalučio ir dabar jis išėjo tokia knyga Bertalučio, jo atsiminimų knyga, užrašų knyga. Toks buvo įdomus režisierius, jis pastatęs tokį, išgarsėjo su vienu filmu, Paskutinis tango Paryžiuje, ir po to taip viskas manis, jo. Dabar aš tyčia pažiūrėjau dar kartą, o dabar po šitos knygos skaitydamas ir man labai nusivyliau, nebegalėjau žiūrėti. Jo. O svajotojai? Viską šokira. Ką? Jo? Svajotojai? Nemačiau. Nematėt? Man atrodo paskutinis. Mačiau 21 amžių. 21 amžius. Ir nusivyliau ir tuo 21 amžių tada, bet dabar nusivyliau labai tokiu aiškiu brutalumu. Supratau, kodėl jisai, labai daug tango yra vien tas nuogumas lošia ir tuo jisai buvo esmė tokia, man nusivyliau, Brando pasirodė, nusivyliau tokią apatiją, iš vis Europos menas tokios vilties neturi, jis nežada, žiūrovui neduoda vilties, jis neduoda tos kibirkštėlės, jis laiką labai mėgaujasi purvu, mėgaujasi negatyvumu. Tai, bet jame geras sakinys yra, pas Bertalučio toje knygoje yra toks sakinys, kad jeigu tu nori žengti kažkokį tai vieną žingsnį kūryboje ir nori žengti jį, pats kaip menininkas, jeigu nori žengti tą žingsnį ir nori kažką padaryti, vos nedaug, bet kažką padaryti, tai reikia paskelbti karą tam, kurį labiausiai gerbi ir myli. Ir tai yra labai daug tiesos. Kad tas karas yra jo, kad tą karą turi paskelbti,
Tu turi atrasti pas tą žmogų, kurį labiausiai myli ir gerbi, kažką negatyvaus ir sakyt, kad tą dar galima pataisyt. Nes tobulumo nėra. Ir surast kažką tai ir aš panašiai sakau visiems, kad surask, jeigu norit eit į teatrą šiandieninį, koks jis yra ir jums patinka, tai neikit, nes jau jūsų vieta užimta. Neikit. Jūs turit surast, kas nepatinka, ką jie blogai daro ir eit pataisyt. O taip pat eikit pataisyt kažką tai, kas dabartiniam teatre yra ne taip. Gal kažko trūksta, gal nuoširdumo, gal per daug formos, gal per mažai žmogaus. Suraskit, kas jūs, ką jūs norėtumėt pataisyt ir eikit pataisyt. Negriaut, bet pataisyt. Va, nu, tai man toks atrodo, va, tokį karą aš paskelbčiau. Ir dėl to ir man patinka labiausiai mylimam ir gerbiamam. Tai taip. O kas yra jūsų autoritetai teatre? Iš kurio aš mokiausi, tai kaip jau ir minėjau tau, jau prieš tai minėjau, ir Zelčius, ir Karka, ir Miltinis, ir Brukas, ir Mametas, ir Strasbergas, ir Donelas, ir tas pats Stanislavskis, kuris etiką atnešė į teatrą. Mano autoritetai yra mene ir visur kunigai, Česlovas Kavaliauskas, tėvas Stanislovas, Karolis Dineika. Tai yra autoritetų, aš to galiu privardinti, knygos, Prustas, Kafka, kurie man labiausiai patinka. Bet daugelį kitų, Bernhardas, aš galiu to vardyti, tai čia kiekvieną dieną atneša vis naują autoritetą, iš kurio tu mokaisi. Tai negali taip pat apsistoti prie tų senų autoritetų ir sakyti, kad netgi vaikai, kuriuos mes sutinkam gatvėje, ir tie mus kažką pamoko. O ką jūs skaitot šiuo metu? Bet šiuo metu skaitau dabar, palauk, dabar tau pasakysiu, ką aš skaitau. Pirmiausia, ką tik tai perskaičiau Korėjiečio. Labai įdomus man apie ritualo nunykimą yra knygelė išėjusi jo ir jis buvo parašęs Nuovargio visuomenė, jis vadinasi korėjietis rašantis vokiškai, studijavo teologiją, studijavo teologiją, studijavo filosofiją Vokietijoje, rašo vokiškai. Jo pavardė, tas pavardės, žinai, kaip korėjietiškos, bet jūs rasite, jeigu ten, žinau, kad ne, dabar nepasakysiu tavo pavardės, nes sakau, tai iš trijų etapų. Jin tokia. Gerai, aš paieškosiu. Gerai, bet paieškok, tai jis parašęs Nuovargio visuomenę, parašė jo dabar ką tik perskaičiau apie ritualų nunykimą ir dar viena jo dabar knygelė yra išėjusi Psichopolitika. Tai va tas 3 knygelės perskaičiau, toliau būtinai paskaityk kiniečių, kurios irgi pavardės neprisiminsiu. Perskaičiau dabar neseniai Gyventi, kuri man padarė milžinišką įspūdį. Knyga vadinasi Gyventi. Tai yra, toliau Labatutą perskaityk būtinai, tai yra... Skaičiau. Skaitėjai, abidvi ir Maniaką skaitėjai. Maniaką. Jo, tai Labatutą. Toliau dabar va šiuo metu skaitau Rolomei. Kaip ten išmokti save pažinti, kažkokia iš tos viena iš tokių Rolomei, jis labai jo drąsa kurti. Ir ką aš dabar skaičiau pjesės dar šiuo metu ir Fose labai man padarė didelį įspūdį, atradau savo iš tokių autorių. Paskui Magdonas labai padarė didelį įspūdį, irgi jo pjesės. Tai dar ką čia iš tokių dabar, ką skaitau, čia aš kažkaip Leninas. Jūs vien vyrus vardinat. O kur moterų kūryba? Tu kažkaip čia tokį seksizmą įnešė, žinai, jo. Jūs visur kovojate už savo teisės, nors tų teisių turi daugiau negu mes. Srantė, jūs mane stebina, jūs esat kaklas, jūs suprantate, jūs galva, jūs sukinėjat viską. Va šitas kaklas, kuris sukinėja viską ir jums dar negana. Jūs visur negi jums reikalingi tie skaičiai. 2 moteris, 3 vyrai. Man labai džiugu, bet emancipacija šita visa, kur yra atėjusi, nuostabus dalykas yra, pavyzdžiui, bet jeigu jūs pradėtume žiūrėti į ištakas, tai jinai yra jeigu
jūs atmetat krikščionybę, pripažįsdama mūsų visuomenę emancipaciją. Sutinku, bet krikščionybėje kas pirmas Kristaus proveržiai su Marija Magdalena ir pasakymai meskite mane akmenį, tai yra visa krikščionybė davė tą kelionę į išsilaisvinimą moterį ir šiandien jinai išlaisvinta iš tikrųjų. Bet kai aš kartais, man atrodo, labai gražu yra aš labai pritariu emancipacijai, bet nedarykim statistikos. Tada man atrodo, kad pradeda veikti kažkokie moterų kompleksai, aš pradedu žiūrėti jau į tai, kad yra kažkokie kompleksai, kad 3 vyrai ir 3 moteris turi būti, arba 2 vyrai. Gali būti visos moteris, nes man, tarp kitko, man ir moteris, ir vyras, aš niekad nematau jų atskirai. Nes vienas kitą mes papildom. Ir aš niekad negalvoju apie vieną, aš visada galvoju, kaip tas yra ineriant. Aš apie tai galvoju ir galvoju, kad mes vienas kitą papildom ir atskirai, kada mes pradam kovoti. Niekint, žemint moterį, tai jinai yra aukščiau manęs, žymiai aukščiau. Nes jūsų didžiausia pati kūryba yra atnešti vaiką į šitą pasaulį. Tai yra ta programa, kuri be jūsų nieks neįvyks. Kada jūsų klubai prasiskiria ir iš jų išeina vaikas, 2 kalnai prasiskiria, jeigu tu pradedi tikėt. Tai čia yra stebuklai. Mane tas stebuklas, kad jūs prasiskiria jūsų klubai ir iš jo išeina vaikas, tai man tai yra, man yra stebuklas, kuris yra nesuvokiamas. Ir yra tas, jūs esate 1000 kartų aukščiau už tą viską, už mus. Savo kruopštumu, savo atsidavimu, savo nuoširdumu. Turite ir sakykime, silpnųjų pusių kaip ir vyrai, bet vyrai tai daugiau tokie. Aš jau žiūriu kaip į tranus, į kūrėjus, kažkokį tai tranas, karys. O jūs esat gyvybė ir dėl to, bet jūs be mūsų negalit, mes be jūsų. Tai gal viskas. Jo, aš manau, kad jau